o 3, gal net 4. Taigi, kai esame katalikai, neišeina švęsti vienu metu vienos šventės, paprastai tenka į vieną iš 4 padaryti vieną. Tai ačiū Jums labai, o šiandien mes švęsime tas 3 šventės. Taigi, pirmoji šventė yra šiandien užbaigėme visus metus švęstus šeimos metus. Užbaigėme ne tam, kad apie šeimą nebekalbėtume, kad šeima nebesvarbi tampa ar panašiai, tiesiog prisimenam ir primenam savo patiems, kad šeima yra svarbu, kad ir toliau šeimą rūpinsimės, nes iš šeimos prasideda visi dalykai. Šeima yra pamatinė vertybė. Tautai, šeimai, valstybei, bažnyčiai, taigi pirma šventė yra šeimos metų užbaigimas. Antroji šventė yra Caritas 25 metų jubiliejus. Taigi švenčiame labai gražų jubiliejų, daug metų kartu, visi džiaugiamės mūsų Caritu. Na ir trečioji šventė, kaip žinote, pradedame šiandien irgi pirmąjį Advento sekmadienį, naujosius liturginius metus ir pašvęstojo gyvenimo metus. Ir dar 4 vis dėlto šventė yra Advento pradžia. Irgi visų labai laukiama šventė. O dabar, kadangi mūsų programa, kadangi yra tiek daug švenčių, tai irgi bus greičiausiai 4 dalys, tai aš labai trumpai, kad mes žinotume, kas čia vyks, pristatysiu šios dienos programą. Taigi pirmiausia bus mūsų parapijos šeimos reikalai. O reikalų dalis bus tokia, kad mes turime daug ką pasveikinti ir daug kam padėkoti už tuos gražius darbus, kurie yra padaryti. Ir kadangi vis dėlto yra pietų metas, o dauguma esame alkani, tai po sveikinimų mes iš karto eisime pasivaišinti. Bet bus tik tai karčioji dalis, o skaniąją dalį atidėsime pačiai pabaigai. Taigi, užkąsime rimtai, kad pilvai negurktų. Aš karčioji dalis nesakyčiau, nes ne visi saldumynus mėgsim. Mes norim pasakyti tai, kad tie, kas išbus iki galo, pačiai pabaigoje mes valgysime tortą. Ekscelencija turbūt mus dispensuos nuo Advento pasninko šiandien šitą progą ir mes galėsime jo pasiskonėti. O mums tą jo pabaigą šventės padės irgi mūsų dar palaukti. Po pasivaišinimo su mūsų vaikučiais užsiims Vidutė. Taigi vaikučius, pažiūrėkite, tėveliai, visi Vidutė yra gale. Vidutė įsives vaikučius į apačią ir jie ten turės specialią programą vaikučiams. O mes tuo metu klausysimės mūsų brangios, laukiamos Nijolės Liobikienės paskaitos. Po paskaitos jau galime su visais vaikučiais, mes sulaukėme labai gražių svečių vienos šaunios šeimos iš Vilniaus su savo pusę vaikų, ir kurie mums šios metus padės įžengti su savo šeimyniniu muzikavimu ir galbūt pasidalinimu tuo, ką reiškia būti šeima. O ekscelencija sakė, kad pačioje pabaigoje norės tarti žodį mums visiems. Mes norėjome pradžiai, bet jis nusprendė, kad kalbės gale. Ar prieš tortą ar po to? Prieš tortą, prieš! Taigi, toks mūsų planelis. Taigi, nepabėkite, visos dalys labai svarbios. Na, o dabar ta svarbioji dalis, į kurią mes kviečiame mūsų parapijos kleboną, dekaną, monsinjorą Rimvydą Jurkevičių pasakyti mums tai, ką jis nori pasakyti. Ačiū.